Čia Energy Digest, tinklalaidė, kurioje aptarėme, kas geresnio pastarąją savaitę įvyko mūsų energetikos sektoriuje. Baigėsi trečioji 2026 metų savaitė. Iš geresnių naujienų. Elektros tiekimo rinka pildosi naujų dalyvių, energetikos sistemą elektrikai ir dujininkai planuoja drauge, o Orlen Lietuva padengia dalį Petrofax skolų Lietuvos bendrovėms. Iš tokių vidutinių naujienų šildymo sąskaitos už sausį ko gero bus gerokai didesnės nei įprastai. Be to, Perlas Energija bylos sulaukė teismų sprendimų, Litgrid ir Energy Cells turi naujus vadovus. Štai papunkčiui. NATO is launching Baltic Sentry. Goodbye Russia, goodbye Lenin. Tiesa, pirma viena techninė pastaba. Galbūt kas nusteps sulaukia šitos tinklalaidės ne savaitgalį, bet kone viduryje naujos savaitės. Tai už tai atsiprašau. Dieninę galite rašyti L, tai yra dėl ligos, turiu antros pusės raštelį ir jeigu dabar balsas skamba ne kažką, iki šiol turbūt būtų nepavykę fiziškai rašyti tinklalaidės. Ateinančių metų tendencijų apžvalgoje, čia metų sandūros podcast'e minėjau, kad dar pernai tyliai rašiau apžvalgas siekdamas išsiaiškinti, ar šis užsiėmimas telpa į mano gyvenimo tvarkaraštį. Tąkart trumpinamas visą tinklalaidę išredagavau tai, kad išvada, prie kurios priėjau, yra gana tvirtas gal. Tai dėl įvairių aplinkybių, ligų, nelaimingų atsitikimų, šeiminių aplinkybių, atostogų, šios tinklalaidės gali nebūti įrašytos laiku, o kai kuriomis savaitėmis tikėtina ir visai. Už tai atsiprašau iš anksto. Kai galėsiu, apie pravaikštas įspėsiu iš anksto, kai galėsiu, pasistengsiu atsiųsti, įrašyti tinklalaidės pavėluotai. Tačiau kartais tiesiog iš jūsų pusės žvelgiant pradingsiu kaip į vandenį. Ir bijau, kad dėl to nieko negaliu padaryti. Tad trečią kartą mušu galvą į žemę atsiprašydamas ir dėkoju už atlaidumą ir kantrybę. O dabar grįžkime prie apžvalgos. Pirma stambesnė naujiena – naujas elektros tiekėjas. Kauno elektros prekybos bendrovė Vėjomaina siekia tapti ketvirta nepriklausoma elektros tiekėja buitiniams vartotojams. Įmonė gruodį dėl to pateikė prašymą reguliuotojui ir tikisi klientams gebėti pasiūlyti maždaug 10% mažesnę elektros kainą nei šiuo metu vyrauja rinkoje. Tai ji galėtų padaryti, nes perka elektrą tik iš atsinaujinančių išteklių. Bendrovės akcininkė įmonė Vėjo jėgainių projektai turi 3 MW galios vėjo jėgainių, šiuo metu statomas dar 8,5 MW vėjo parkas Tauragėje. Vėjomaina elektrą superka ir iš kitų elektros gamintojų. Šiuo metu supirkimai sudaro apie 100 MWh elektros per valandą. Tačiau jau iki vasaros bendrovė tikisi kiekį padidinti iki 500, o per 2 metus iki 2000 MWh. Tikimasi, kad buitiniai vartotojai galėtų sudaryti iki 20% bendrovės apyvartos. Kodėl tai svarbu? Pirmąją nepriklausomą elektros tiekimo įmonių bangą užbaigė Rusijos energetinis karas prieš Europą. Jo akivaizdoje bendrovės arba nutraukė veiklą, arba pardavė turėtus klientų portfelius stambesniems tiekėjams. Galbūt naujo tiekėjo pasirodymas reiškia, kad elektros rinka grįžo į santykinai normalią padėtį. Kita vertus, tradiciškai prognozuojama, kad mūsų buitinio elektros tiekėjų rinkoje yra vietos 3, 4, gal 5 tiekėjams. Tad žiūrėsim. Jei pirmoji naujiena buvo apie naują tiekėją, antroji tebūnie apie seną tiekėją. Įsipareigojimų klientams 22-aisiais nesugebėjus įvykdyti ir veiklą sustabdžiusi nepriklausomą elektros tiekėją Perlas Energija, teisėtai buvo nubausta 90 000 eurų bauda už vartotojų klaidinimą. Taip galutinai nutarė teismas. Paskutinis ginčas šiame maratone vyko dėl to, ar bauda ne per didelė. Teismas nusprendė, kad paskirta bauda tinkama, iš dalies atsižvelgiant į tai, kad pažeidimas susijęs su itin dideliu vartotojų skaičiumi ir ypatingos svarbos paslauga. Taip baigėsi viena iš kelių su tuometiniu incidentu susijusių teismo bylų. Kiek anksčiau paaiškėjo, kad Perlas Energija neturės grąžinti valstybei jos išmokėtų 4,2 milijono eurų kompensacijų buvusiems įmonės klientams. Mat tai daryti įpareigojantis įstatymas buvo priimtas jau po fakto. Teismuose dar nebaigtas ir ginčas dėl jai reguliuotojos skirtos beveik 1 milijoną eurų baudos už netinkamą sutarčių nutraukimą. Kodėl visa tai svarbu? Nevertintant įmonės akcininkų ir jų kitų veiklų, energijos kainų šoko akivaizdoje reakcija į Perlas Energija veiklos nutraukimą tikėtina buvo perdėta.
Įmonė nesugebėjo veiklos tęsti dėl palyginti objektyvių priežasčių, su vartotojais buvo atsiskaityta palyginti civilizuotai, ir nesėkmių buvo galima tikėtis, nes jomis buvo nusieta ir elektros tiekimo verslo liberalizacija bene 2012 metais. Tačiau man užkliuvo elektros tiekimo vadinimas ypatingos svarbos paslauga. Sekant energiją nuo elektrinės iki lemputės mano ir jūsų namuose. Elektros tiekimas yra tikrai nekritinė, o veikiau į vartotojo patogumą nukreipta visos tos grandinės dalis. Pastarajam per tiekėjų konkurenciją turi būti užtikrinamos sąžiningos kainos ir platus paslaugų pasirinkimas. O nuo elektros tiekimo netekimo, o tai išties yra ypatingai svarbu, kad elektra būtų, saugo ESO vykdomas garantinis tiekimas, o jis jau nepriklauso nuo elektros tiekėjų. Ir trečiasis akcentas. Mums reikia naujo plano. Elektros perdavimo sistemą valdanti Litgrid ir dujų perdavimo sistemos valdytoja Ambergrid pradeda kurti jungtinį elektros dujų ir vandenilio tinklų plėtros scenarijų ir pirminius jo projektus ateinančiam dešimtmečiui iki 35 metų. Abi bendrovės valdo po energetikos ministerijos sparnu esanti įmonių grupė EPSO-G. Tai pirmasis toks jungtinis energetikos sistemos plėtros planas. Bendrovės dėl jo pradėjo viešą konsultaciją, tai bus padėtas pagrindas elektros dujų ir vandenilio infrastruktūros plėtrai planuoti. Preliminariai į energetikos sistemos plėtrą planuojama investuoti apie 2,8 milijardo eurų, iš jų apie 770 milijonų į tarptautinės elektros jungtis ir vidaus tinklo atsparumo didinimą. Visgi liūto dalis investicijų turėtų atitekti vandenilio infrastruktūrai. Tik Lietuvoje iki 33 metų gali prireikti apie 1,7 milijardo eurų. Čia jį viskas pagal planą. Kodėl tai svarbu? Tai pirmas koordinuotas tokio pobūdžio planas. Pastebėtina, kad didelę preliminarios sąmatos dalį sudaro jau žinomi elektros ir vandenilio infrastruktūros projektai. Visgi bendras planavimas įneša įdomių pokyčių, ypač vandenilio srityje. Kita vertus, šis planas nesprendžia to, ko išspręsti ir negali. Vandenilio energetikos ekonomika vis dar yra kiek pakibusi ore. Ir kiti dalykai. Litgrid valdyba naujai 5 metų kadencijai įmonės generaliniu direktoriumi paskyrė Andrių Šemeškevičių. Jis paskutinius 11 metų dirbo Telia Lietuva technologijų vadovu, 23-24 buvo Litgrid nepriklausomas valdybos narys, atsakingas už technologijas ir skaitmenizaciją. Naujas pareigas jis pradės eiti nuo vasario 23-osios ir pakeis Roką Masiulį, kuris įmonei vadovavo nuo 2021 metų vasario. Tuo metu baterijų sistemos operatorės Energy Cells valdyba naujai 5 metų kadencijai įmonės vadovu paskyrė Andrių Gudzinską. Jis anksčiau 4 metus vadovavo atsinaujinančios energetikos bendrovės Green Genius biodujų verslui, prieš tai tos pačios įmonės pasaulio biodujų verslo operacijų skyriui. Jis naujas pareigas pradės eiti nuo sausio 27-osios ir jose pakeis pirmąjį įmonės vadovą Rimvydą Štilinį. Šilumos kainos vasarį bus gerokai didesnės nei sausį. Šaltesni orai lems iki 15% didesnį šildymo poreikį, kuriam patenkinti dažnai tenka naudoti ne tik biokurą, bet ir brangesnės dujas ar mazutą. Jų prireikia, kai oro temperatūra pasiekia gilesnį minusą neįprastai, o prie viso to pabrangimo prisidės nuo 9 iki 21% padidėjęs PVM šildymui ir karštam vandeniui. Ir galiausiai Mažeikių naftos perdirbimo gamyklą valdanti Orlen Lietuva grąžino dalį Britų energetikos projektų valdymo bendrovės Petrofac skolų Lietuvos įmonėms, dalyvavusioms laikinai sustabdytame dabar gamyklos modernizavimo projekte. Joms sumokėti 3,1 milijono eurų. Petrofac buvo pagrindinė 1 milijardo eurų apimties projekto rangovė, bet dėl finansinių sunkumų laiku neatsiskaitė su subrangovėmis. Šiam kartui tiek. Tik priminsiu, kad ši tinklalaidė yra rengiama to paties pavadinimo naujienlaiškio pagrindu. Tiems, kas naujienas mėgstate skaityti, o ne jų klausytis, naujienlaiškį galite užsiprenumeruoti ir gauti tiesiai į savo elektroninio pašto dėžutę. Visos reikalingos nuorodos tinklalaidės apraše. Su jumis buvau aš, Naglis Navakas. Iki kitų kartų.